Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Ida Mažutaitienė. Šiandien studijoje kalbėsime apie sezoninę alergiją. Vieni pavasario laukia su didžiuliam emocijom, nes tai labai smagus metas, o kiti kaip tik galvoja, kad tas pavasarinis žydėjimas praeitų kuo greičiau, nes savijauta būna ne pati geriausia. Kas yra ta sezoninė alergija, kas ją sukelia ir kaip galima būtų tuos simptomus švelninti, kalbėsime su gydytoja alergologe Marija Garbinienė. Sveiki. Labą dieną. Aš noriu jūsų paklausti iš pradžių apskritai. Ar jūs pastebite, kad žmonių, kurie skundžiasi šią ligą ar ne, arba tokių, kurie klausia, ar man čia negalėtų būti ar ne, ir apskritai ar domėjimas šią ligą auga ir ar daugėja pacientų? Šiai dienai tikrai stebime tendencijas, kad alerginių ligų populiacija tikrai plinta. Jeigu vertinti Europos statistinius duomenis, tai Europoje nustatytų alerginių rinitų šiai dienai procentas yra 29%. Tuo tarpu alerginiai rinitai sudaro 50% apskritai visų rinitų galimų. Tai galima sakyti, kad taip, tai yra liga, kuri progresuoja ir auga. Bet kaip jūs galvojat, kodėl? Ar ne? Ar tų dirgiklių kažkokių išorinių daugiau, nes ta gamta, jeigu mes kalbėsime, pavyzdžiui, apie pavasarį, tai ar ne, žmogus gimsta ir jisai vis ateina, mes toje aplinkoje gyvenam, kažkaip tas kūnas, ar jis nepripranta ir kodėl, ar ne, daugėja tokių atvejų? Iš tikrųjų, alerginių ligų išsivystyme tikrai labai turi didelę įtaką ir genetinis polinkis, tiek pat ir oro tarša, kažkokie žalingi įpročiai, taip pat keičiasi ir mūsų įpročiai. Ir iš tikrųjų ir gamta pati šiek tiek keičiasi, nes tų pačių žiedadulkių laikotarpis jisai ilgėja. Medžiai pradeda žydėti anksčiau ir baigia žydėti vėliau. Tai tas laikotarpis irgi jisai yra prailgintas. Ar jūs pastebit, kad kažkokia amžiaus grupė yra labiau linkusi į alergijas, ar ne, nes netgi sakome, kad kartais vaikų kai kurie susirgimai ir nesako, šitas išaugomas, ar ne, ateini ir sakai, kad čia palaukime iki 7-8 metų ir gal. Tai ar vaikų tarpsnį, ar seniorų, ką jūs pastebite? Alerginiam lygom gali sirgti visi asmenys, nesvarbu, kiek jums yra metų, ar jums 3, ar jums 60. Iš tikrųjų, tik tiek, kad vaikystėje yra dažnesnės odos alerginės arba atopinės ligos negu kad suaugusiam laikotarpyje. Vaikai alerginių rinitų dažniausiai susirga vėliau, nuo 4 metų amžiaus, tačiau yra įrodymų, kad šiai dienai gali pasireikšti ir anksčiau. O jeigu kalbėsime apie dabar sezoną ar ne, apie tai, apie ką kalbame, tą sezoninę alergiją, kurią paprastai sukelia ar ne žydėjimas, ar jūs pastebėtumėt, kad kažkurie alergenai yra stipresni ar ne, kad, sakykime, kiti retesni? Kiekvienas augalas turi savo žydėjimo laikotarpį ir atitinkamai nuo augalo žydėjimo ir gali pasireikšti tam tikras simptomai, jeigu yra įsijautrinimas tam tikroms augalų žiedadulkėms. Pavasaris tai yra daugiau apie ankstyvo žydėjimo medžius. Alksnis, lazdynas, šiek tiek vėliau beržas, vėliau link vasaros jau prasideda žolės, piktžolės ir kiti augalai. O ar būna taip, ar dažnai būna taip, kad žmogus, sakykime, alergiškas tik pavasarį, o jau rudens jau jo kaip ir nebekabina. Ar paprastai, jeigu jis jau turi tą polinkį ar ne, tokį čia silpną savo vietą, tai jam jinai tęsiasi ir, sakykime, kitais sezonais. Alerginės ligos, jos dažniausiai yra progresuojančios, jos tęsiasi visą gyvenimą, tačiau nepriklausomai kiekvienas žmogus gali turėti savo asmeninį įsijautrinimą. Vieni asmenys jie yra įsijautrinę buitiniams alergenams, kurie vyrauja aplinkoje ištisus metus, kitie tik sezoniniams, yra asmenys, kurie ir buitiniams, ir sezoniniams. Tai čia yra nepriklauso iš tikrųjų, kam jūs esate įsijautrinęs, tokius simptomus atitinkamų laikotarpių ir galite ir jausti arba kontaktuojant su tais alergenais, jeigu jūsų aplinkoje jų yra. Apskritai, ar jūs pastebite, kaip žmonės
identifikuoja savo tas alergijas. Ar ne? Aišku, vaikų tai gal tėvai pastebi ar ne, bet tai yra kartais tam tikri simptomai, kuriuos tai tikrai gali supainioti su peršalimu, aišku, gal užsitęsęs ar ne. Nes jeigu kalbėtumėm pavasarį, tai vienas dalykas, kad mes pakankamai dažnai keičiantis oram ar ne apskritai peršalam, tai atrodo, aš kiekvieną pavasarį peršalu. Jeigu kalbėti konkrečiai apie alerginės slogas, iš tikrųjų simptomai yra labai panašus į virusinės kilmės slogas. Tačiau alerginiai simptomai, jeigu kalbėti apie pavasarinės, jie pasireiškia konkrečiai tų augalų žydėjimo metu, ar ne? Ir taip pat gali pasireikšti ir vandeninga sloga, čiauduliu, perštėjimu, ašarojimu, nosies užgulimu. Kas skiriasi nuo virusinės kilmės slogos, tai dažniausiai virusinės kilmės slogos jos praeina po 10 dienų, o po 5 dienų jos pereina sekreciją nosies, tampa žalsva, gelsva, gali skaudėti gerklę. Su alerginiam slogom tai jos tęsiasi ilgiau ir spalva praktiškai nekinta. O jeigu, sakykime, žmogus turi įtarimų, ar ne, tiem reikėtų eiti pasidaryti tą alergijos tyrimą, ar kaip sužinoti, kad čia tikrai yra tau tai? Pradžioje, jeigu yra įtarimas, kad tai galėtų būti sezoninė arba nesezoninė alerginė sloga, reikėtų kreiptis į gydytoją alergologą, klinikinį imunologą arba vaikų alergologą. Ir tik gydytojas specialistas nusprendžia, kokie tyrimai yra indikuotini ir kokius reikėtų atlikti. Kaip yra su imunoterapija? Kada jinai taikoma? Kam geriausia ją taikyti? Kaip žinoti, ar tai yra geras? Alergijos gydymas yra labai paprastas, ar ne? Tai yra pagrindiniai 3 principai. Tai vienas yra kad mes nekontaktuojam su alergenu, mes nejaučiam tų simptomų. Jeigu mums nepavyksta išvengti kontakto su alergenu, tada į pagalbą mums ateina simptomus nuslopinimui vaistai, ar ne? Ir trečias, vienintelis gydymo būdas, kuris gydo pačią priežastį, tai yra specifinė imunoterapija. Jos metu jūs gaunate tą patį alergeną, kam jūs esate įsijautrinęs. Ir ilgainiui vartojant, organizmas, galima sakyti, kad pripranta ir pradeda nebereaguoti į tą aplinkos alergeną. Kaip jūs nusprendžiat, kurį būdą taikyti? Čia priklausomai nuo ligos progresavimo, nuo aplinkos veiksnių, nuo trukmės pačios ligos, nuo efektyvumo gydymo pačiais slopinamaisiais vaistais, jeigu nėra efektyvu ir simptomai tęsiasi ilgesnį laiką. Iš tikrųjų, čia yra labai toks platus spektras aspektų, kuriuos reikėtų aptarti, kadangi Lietuvoje dar yra specifinė imunoterapija, yra nekompensuojamas gydymas, taip pat čia yra ir finansinis klausimas pacientų atžvilgių, ar jie geba pasirinkti šį gydymo metodą. O kalbant apie ligos, rimtumą, nes kartais atrodo, kad pakankamai mes taip žinome, kad tai liga, kad tai sukelia diskomfortą žmogui, bet net nežinau, ar iš tikrųjų vertinam ją kaip tokią, ar ne, kaip kuri galėtų labai susilaukti didelių komplikacijų, kaip yra iš tikrųjų. Alerginės ligos ilgainiui jos progresuoja, jos komplikuojasi iš tikrųjų ir tai turi didelę įtaką ir darbingumui, ir mieguistumui. Vaikai, jie neišsimiega, būna koncentracijos dėmesio sutrikimas, mieguistumas padidėjęs, mažėja darbingumas, tikrai vargina ir vaikus, ir suaugusius. Alerginės ligos jos nėra tokios nepiktos, kaip atrodo iš šono. O ar, sakykime, įmanoma yra jūsų praktikoje ir dažnai nutinka, kad pritaikius gydymą ar ne, kuris greičiausiai organizmui tinkamas, žmogus visiškai nebejaustų daugiau tokių? Ar vis tiek tai yra jau tai, ką tu turi, tik tai valdai? Tai be abejo, jeigu kalbėti apie pačią priežasties gydymą, specifinės imunoterapijos rezultatai yra tikrai puikus ir rekomenduojama bandyti ir kuo tiksliau yra pataikoma ta specifinė imunoterapija, tuo geresni yra gydymo pačio rezultatai. Ar jūs pastebit, kad žmonės kartais tiesiog žiūri į tą ligą kaip ar ne, kadangi ji yra sezoninė, tai netaip gal ir sudėtinga ją ir išgyventi tiesiog numojus ranką. Ir kaip jūs į tai žiūrit ir kokios gali būti to pasiekmės?
Iš tikrųjų pastebėjom tendenciją, kad žmonės linkę spręsti problemą čia ir dabar, ar ne? Tai jeigu pavasarį jie jaučia simptomus ir jie keliauja pas gydytoją alergologą ir nori išspręsti tą problemą dabar. Tačiau jeigu kalbėti vėlgi apie specifinę imunoterapiją, tai yra gydymas ilgas ir su sezoniniais alergenais jo negalima pradėti augalų žydėjimo metu. Mes jį pradedame tada, kada augalai miega rudenį. Tai yra tas posakis, kad rogutes reikia ruošti vasarą. Tai taip pat ir čia, jeigu jūs norite sekantį sezoną jausti lengvesnius alergijos simptomus arba jų nejausti visai, tai reikėtų pagalvoti apie šį gydymo metodą ir pradėti jį taikyti rudenį. Ką reiškia, ar ne, jūs sakot, ruoštis anksčiau, ar kiek tai priklauso, noriu pasakyti, nuo to, kada visas tai prasideda, nes sutikime, kad augalai žydi ne visada tuo pačiu metu, ir ar tai priklauso nuo to ligos eiga, pavyzdžiui? Šiaip iš esmės tikrai veikiant klimato kaitai, tiek kaip ir minėjau anksčiau, augalų žydėjimai prasideda anksčiau. Anksčiau buvo skaitoma, kad nuo vasario mėnesio pradėjus žydėti lazdynam alksniam, jau galima pradėti jausti pirminius alergijos simptomus. Tačiau šiai dienai yra taip, kad galima stebėti ir anksčiau, jau alergijos simptomai gali pasireikšti ir sausio mėnesį netgi. Geriausiai tai šiai dienai yra visokių išmanių sprendimų, telefono programėlių, kurių dėka galima stebėti žiedadulkių vyraujančių ore kiekį, taip pat ir stebint apsisaugoti nuo jų patekimo, nes tada reikėtų vengti tiesiog lankytis tose vietose, kur yra didelės labai koncentracijos. Taip pat pačios alergijos stiprumo pasireiškimas priklauso tiesiogiai, jeigu kalbėti apie oro sąlygas, tai sausą, karštą dieną, vėjuotą dieną, tai tikrai tų žiedadulkių kiekis ore yra didesnis ir reikėtų tiesiog vengti eiti į lauką. Yra ir kitos prevencinės priemonės tokios kaip namų aplinkos kontrolė, ar ne? Galima ir naudoti tinklelius ant langų, galima naudoti specialius oro filtrus, taip pat grįžus iš lauko pasikeisti drabužius, prasiplauti nosį, nedžiavinti rūbų lauke, ir kitos visokios priemonės. Per kiek laiko, ar ne, sakykime, jeigu pas jūs žmogus netgi atėjo jau tada, kai, nežinau, dabar, ar ne, tiesiog jau ne sausis, ne vasaris, kaip greitai galima sušvelninti tai, kad ar ne dabar jam yra apogėjus, tai per kiek galima kažkokį įvesti stabilesnę būseną? Tai pradžioje vertinama, iš tikrųjų atliekami tyrimai, nustatomi alergenai, atitinkamai duodamos prevencinės rekomendacijos, atitaikomas simptominis gydymas, vaistai, ir iš tikrųjų efektyvumas pasiekiamas ganėtinai greitai. Kokie simptomai pagrindiniai jums dabar, ar ne, mes jau apkalbėjome čiaudulį, slogą, kas dar jums rodo, ar ne, ateina žmogus ir jūs sakot, jau čia turbūt? Akių perštėjimas, ašarojimas, nosies užgulimas, vandeninga sloga, gali būti galvos gal šiek tiek skausmas, toksai slogumas bendras. Kai kurios žiedadulkės gali kryžmiškai reaguoti su tam tikrais maisto produktais, ar ne? Dažniausiai, tai jeigu kalbėti apie ankstyvo žydėjimo medžius, tai dažniausiai tai yra kaulavaisiai. Kartais pacientai ateina ir skundžiasi peroralinės alergijos simptomais, liežuvio, gomurio dilgčiojimu, lūputinimu, liežuvio. Ir tas irgi gali mums duoti įtarimą, kad tai galbūt tai yra sezoninė sloga ir reikėtų ieškoti įsijautrinimo žiedadulkėse. Ar vaikų atveju gali būti sezoninė alergija išaugama? Ar tai jau reiškia, kad turbūt jis... Dažniausiai alerginės ligos jos visam gyvenimui dažniausiai. Kaip tėvam pastebėti, nes ar ne mes patys tai labai puikiai suprantam, ką mes jaučiam, vaikai gal truputėlį atsainiau į tai žiūri, ar ne? Kaip jūs siūlytumėt tėvams, į ką atkreipti dėmesį, ar ne, jeigu jiems kažkokiu menkiausiai įtarimų kyla, kad čia gal slogelė jau 3 savaitės užsitęs? Tai reikėtų stebėti sezoniškumą, ar yra atsikartojamumas, tarkim, kiekvienais metais panašiu metu atsiranda panašus simptomai, ar ne, jeigu tai yra vandeninga sloga, jeigu tai yra akių paraudimas, perštėjimas, čiaudulys, labai vienas iš didelių simptomų, jeigu yra dažnas čiaudulys. Ir tuo pačiu metu ir kontaktas, kad simptomai pasireiškia pabuvus lauke, tai tokie požymiai galėtų mums padėti įtarti kažkokių alerginių slogų sezoninių. Ar tai, kad žmogus, ar ne, kaip jūs sakote prieš tai, kad turi koreliacijas, ar tai, kad jisai
turi alergijų tam tikram maistui arba kažkokiam kontaktam. Ar tai reiškia, kad tikimybė jam sirgti ir sezoninė yra didesnė? Vienareikšmiškai tai. Jeigu yra polinkis tiesiog alerginių ligų atsiradimui, tai yra padidėjusi tikimybė sirgti ir kitom galimom alerginiam ligom. Bet tai mes jeigu kalbėtume apie... Bet nebūtinai. Iš tikrųjų gali pasireikšti, o gali ir ne. Kas yra namų priemonės, kurios padeda ar ne, kaip jūs sakėte, galbūt nenešti skalbinių, bet apskritai žmonės pakankamai pasitikė pas mus dar liaudės medicina ar ne, kažkokių tai būna vartoja, nežinau, slogos peršalimo atveju ar net medustintina ir čia vieni sako, kad, čia, kaip pasakyti, nepablogina, bet nebūtinai ir pagerina. Ar jūs esate girdėjusi kokių nors mitų, kaip gydoma yra alergija ir kurie galbūt ne visai yra tinkami? Be galo daug iš tikrųjų mitų yra aplink alerginės ligas ir jų gydymą. Tai kad maisto papildai, detoksikacijos, badavimai, žarnyno valymas, įvairiausių iš tikrųjų yra rekomenduojamų ir bandomų manipuliuoti jais variantų. Tačiau šiai dienai aš manau, kad tai yra iš nesuvokimo, kaip iš principo pasireiškia ta alerginė liga ir kaip jinai turėtų būti gydoma. O iš tikrųjų, kodėl jinai pasireiškia tam žmogui, ar ne? Kas yra, ar ne, kad žodžiu, mes gyvenam, štai viskas sužydėjo ir mes, žodžiu, taip jau paprastai į lauką išeiti nebegalim. Tai kaip aš ir minėjau anksčiau, kad alerginių ligų atsiradimui tikrai labai turi didelį įtaką genetinis polinkis, oro tarša, kenksmingi kažkokie įpročiai, rūkymas. Taip pat šiai dienai mes gyvenam tikrai nebe taip, kaip mūsų seneliai gyveno, ar ne, mes labai dažnai ir rankas dezinfekuojam ir pakitusi yra mūsų ir mityba ir taip pat dabar šiai dienai yra naujų tyrimų, kurie rodo, kad labai svarbus ir mikrobiomo ta įtaka pačiam visam organizmui. Tai čia nėra vieno kažkokio išskirtino faktorio, čia yra eilė veiksnių, kurie gali tiesiog turėti tą įtaką alerginių ligų atsiradimui. Jeigu mes darome prielaidą, kad dalis, aišku, yra galbūt genetiškai, o dalis nuo to, kaip mes dabar gyvenam, tai ar kažkokie tam tikri gyvensenos pokyčiai galėtų padaryti prielaidą, kad žmogus galbūt arba mažiau jaus tą sezoninę alergiją, arba galbūt jos išvengs? Tai bet kokiu atveju visiems yra rekomenduotina, ar ne, tas sveikoji gyvensena, fizinis aktyvumas, streso valdymas, mityba, priešuždegiminė mityba, kaip ir minėjau, kadangi dabar daugėja visokių mokslinių tyrimų, kurie nagrinėjo žarnyno mikrobiotą, tai iš esmės galima tiesiog sveikos gyvensenos principų, tai tikrai neišspręs jūsų visų problemų ir nepakeis jūsų organizmo polinkio arba neadekvačios reakcijos į tam tikrus nekenksmingus daugeliu alergenus. Tačiau gal šiek tiek palengvins jums gyvenimą, tai galėtų turėti įtakos. Ačiū labai. Ačiū, Marija, labai už pokalbį. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Sėkmės, gražios dienos. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Mano daktaras.lt